Kai 2020 metais prasidėjo COVID-19 pandemija, Albert Camus romanas Maras tarp literatūros mėgėjų susilaukė antros populiarumo bangos. Kaip nesunku suprasti iš pavadinimo, kūrinyje aprašomas visuomenės veikimas baisios ligos fone. Viena vertus, lyginant knygoje aprašytą situaciją su COVID-19 pandemija, kūrinys stebina savo realistiškumu. Jame aprašoma visuotinė panika, institucijų delsimas, izoliacijos padariniai visuomeniai. Kita vertus, veikale Maras įgyja alegorinę reikšmę ir kūrinys tampa platesnių filosofinių svarstymų apie žmogaus egzistenciją. Sveiki atvykę į Remarkų šešėlį ir šiame vaizdo įraše papasakosiu, kodėl romanas Maras laikomas vienu brandžiausių Albert Camus kūrinių. Pirmiausiai, kai kurie romano Maras epizodai yra glaudžiai susiję su rašytojo asmeninė patirtimi. Albert Camus gimė 1913 metais Alžyre, kuris tuo metu priklausė Prancūzijai. Rašytojas buvo emociškai prisirišęs prie savo gimtinės. Daugelyje autoriaus kūrinių Alžyro savitas gyvenimo būdas ir gamta vaizduojami vos ne kaip intimi erdvė. Pavyzdžiui, kūrinio Maras veiksmas vyksta Orane, Alžyro mieste, kur Albert Camus pats praleido kelis savo gyvenimo metus. Be to, rašytojas, gyvendamas Alžyre, matė ryškią socialinę nelygybę tarp kolonistų ir čiabuvių, todėl jis stengdavosi savo kūriniuose subtiliai atkreipti dėmesį į šią problemą. Romane Maras parodoma, kad skurdžiausi miesto gyventojai buvo būtent čiabuviai ir kad jie labiausiai nukentėjo nuo ligos. Galų gale Albert Camus sirgo tuberkulioze, todėl kai kurie literatūros kritikai spėja, kad ši patirtis tapo pamatu kūriniui Maras. Kitaip tariant, rašytojas pats susidūręs su klastinga liga galėjo geriau suvokti, kaip jaučiasi sergantis žmonės ir perteikti savo įžvalgas knygoje. Taip pat didžiulę įtaką Albert Camus kūrybai padarė gyvenamojo laikotarpio istorinės aplinkybės ir iš to sekusi filosofinės minties raida. Rašytojo pasaulėžiūra formavosi 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje, kai įvyko 2 pasauliniai karai ir ypač sparčiai vystėsi mokslas. Pirmiausiai, karų frontuose ir koncentracijos stovyklose beprasmiškai mirė labai daug žmonių. Tuo tarpu moksliniai atradimai vis labiau piršo mintį, kad žmogus yra dulkelė erdvėlaikyje ir kad jo egzistencija yra atsitiktinė. Todėl tuo metu daugeliui mąstytojų buvo sunku įžvelgti pavienio žmogaus gyvenimo prasmę. Neišimtis buvo ir Albert Camus, kuris išplėtojo absurdizmo filosofiją. Pagal rašytoją, žmogus turi maištauti prieš absurdą, bandydamas rasti prasmę tikslo neturinčiame pasaulyje. Būtent šiose pastangose slypi gyvenimo grožis, kurio asmuo gali mėgautis. Romane Maras liga miestą užklupo be jokios akivaizdžios priežasties. Vis dėlto, netgi tokiamis aplinkybėmis daugelis veikėjų stengiasi rasti prasmę. Vieni dirba, kiti pasineria į religiją ir taip toliau. Ši knyga laikoma geriausiu absurdizmo filosofiją vaizduojančių veikalų Albert Camus kūryboje. Kūrinio pasakojimas yra pateiktas kronikos pavidalu, kurioje aprašoma, kaip Orano miestą užklupo maro epidemija. Dėl prevencinių priežasčių miestui buvo įvestas karantinas ir žmonės įstrigo mirtį nešančioje aplinkoje. Atsidūrę ribinėje situacijoje, veikėjai yra priversti mąstyti apie tremtį, atsakomybę, draugystę, žmogiškumą ir taip toliau. Pirmiausiai norėčiau išnagrinėti Maro reikšmę veikale. Reikia pabrėžti, kad kūrinyje Maras yra daugiasluoksnis simbolis. Kai kurie literatūros kritikai mano, kad liga simbolizuoja 2 pasaulinių karų kataklizmą. Tai yra totalitarinių režimų įsigalėjimą
ekspansinius valstybių siekius, žudynes. Tuo tarpu kūrinio veikėjas Taru Marui suteikia dar platesnę reikšmę. Jis ligą regi kaip prigimtinį žmogaus blogį, kuriam reikia priešintis. Jis sako: aš tikrai žinau, taip, Ryje, aš žinau viską apie gyvenimą. Jo kiekvienas nešiojasi marą, nes nėra pasaulyje ne vieno žmogaus, ne vieno, kurio jis nebūtų palietęs. Taru manymu, žmogus valios pastangomis turi kovoti su prigimtiniu blogiu, nors niekada galutinai jo ir nepavyks įveikti. Galų gale, ašgi marą siečiau su absurdizmu. Epidemija galėjo įvykti kitų laikų ir kitoje vietoje. Kitaip tariant, ligos protrūkio būtent Orane neįmanoma racionaliai pagrįsti, nes jis neturi prasmės. Vis dėlto tai nekeičia fakto, kad maro patirtis pakeitė kiekvieną miesto gyventoją. Kūrinyje rašoma: visas laimėjimas, maro pažinimas ir jo prisiminimas, draugystės pažinimas ir jos prisiminimas, švelnumo patirtis ir pareiga kada nors jį prisimint. Maro ir gyvenimo lošime vieninteliai galimi žmogaus laimikiai, žinojimas ir atmintis. Sugretinant marą ir gyvenimą, parodoma, kad nors žmogaus egzistencija gali būti beprasmė, tačiau tik per patirtį asmuo suvokia, kas iš tiesų jam yra svarbu, ir tokiu būdu mūsų visuomenėje netgi atsiranda žinių ir vertybių tęstinumas. Be to, kūrinyje vaizduojant daktaro Ryje ir Taru draugystę atskleidžiama teigiama žmogaus prigimties pusė. Daktaras Ryje simbolizuoja humanizmą. Vyrui kiekvieno žmogaus gyvenimas yra savaime vertingas, todėl šis įsitikinimas tampa pagrindinė priežastimi padėti visiems ligoniams. Tuo tarpu Taru įkūnija altruizmą, nes jis, rizikuodamas savo gyvybę, dirba sanitariniuose punktuose. Pasiaukojančios daktaro Ryje ir Taru pastangos labai prisidėjo prie maro epidemijos įveikimo ir aukų skaičiaus sumažinimo. Kūrinio pabaigoje, apibendrinant maro patirtį, rašoma: žmonės turi daugiau puikių bruožų negu niekintinų. Romanas Maras skaitytojams stengiasi sugrąžinti tikėjimą žmogiškumu, nes po 2 pasaulinių karų siaubo visuomenė tapo skeptiška dėl žmogaus sielos geraširdiškumo. Galų gale man įstrigo, kaip kūrinyje vaizduojamas valstybinių institucijų abejingumas ir pasyvumas sprendžiant pavienio žmogaus rūpesčius. Su šia problema tiesiogiai susidūrė veikėjas Ramberas, žurnalistas, kuris atvyko laikinai į Oraną ir mieste įstrigo. Vyras Prancūzijoje paliko mylimąją ir nenori kvailai mirt Alžyre, todėl vaikšto po įvairias įstaigas su prašymu išleisti jį iš miesto. Valdininkai užjaučia ir guodžia Ramberą, tačiau nesuteikia jam jokios pagalbos, nes nevalia padaryti išimties ir pažeisti reglamentų. Žurnalistas jaučiasi niekam nereikalingas ir paliktas likimo valiai. Susikaupusi Rambero frustracija išryškėja šitose žodžiuose: nevaikščiojus kryžiaus keliu iš kabineto į kabinetą, kur veidai tokie pat nieko nesakantis, kaip kartotekų stalčiukai ar lentynose išrikiuoti atlankai. Tiesą sakant, modernioje literatūroje vaizduoti žmogaus bejėgiškumą prieš biurokratiją nėra kažkas naujo. Vis dėlto Rambero situacija išsiskiria absurdiškumu, nes vyras tampa nelankščios sistemos auka. Todėl skaitytojui yra lengva suprasti šį veikėją, nes tikiu, kad daugelis yra susidūrę su panašia patirtimi. Viską apibendrinant, įspūdinga, kaip Albert Camus, paėmęs gana paprastą siužetą apie ligos epidemiją, sugebėjo apglėbti tiek daug temų ir sukurti tokį daugiasluoksnį
apmąstymą apie žmogaus būtį. Drįsčiau teigti, kad būtent romanas Maras apskritai geriausiai atspindi visą rašytojo kūrybą – absurdą, maištą prieš beprasmybę ir tikėjimą tauriomis idėjomis, žmogaus orumu, draugystę ir meilę. O jūs, mano mėlyjei kanalo žiūrovai, ar esate skaitę šį Albert Camus kūrinį, o gal esate skaitę kitus rašytojo veikalus? Būtinai dalinkitės savo įžvalgomis komentaruose, aš būtinai jas perskaitysiu ir linkiu jums gražios likusios dienos. Viso.